Kaip ir visada, vėl gera naujiena. Kaip matom, šitas pultelis veikia kaip su Horman B-Secure, čia yra Horman imtuvas, taip ir su BFT. Tai dabar pabandysim atvirkščiai. Iš šito pultelio įrašyti kodą į va šitą pultelį repliką. Tai tada viskas, jis priėmė kodą, matau. Dabar pirmas paspaudimas susipažinimas su automatika, nuo antro paspaudimo turi jau veikti. Pirmas paspaudimas susipažinimas, antras paspaudimas veikia. Tai va taip galima pririšti arba nukopijuoti arba atiduoti kodą iš HasherMatic. Čia buvo kodas Horman B-Secure į repliką pultelį. Dar kartelį, matom, veikia.